gubernija. Čia visi savi. Pradėsime, kaip visada, informuoju, tai pradedame prisistatymus nuo kairės, tai Nerijus. Sveiki, Nerijus. Sveiki, Vytenis. Gerai, o ką, plačiau, ar čia taip mes? Mes taip, trumpai. Tai bet ką gyvenime reikia, kad žinočiau, ką klausims ir iš kurį žiūrėt. Kuo domiesi? Krepšiniu, muzika. Muzika. Gerai, 2. Ir kitos rytis? Kitos rytis, visko po biškį. Visko po biškį. Labai kalbus, labai geri. Tai dar Severija prieistų. Tai Severija? Nu, pasakok. Ką? Krepšinis ir muzika. Ar domiesi krepšinį ir muziką? Ne. O ko domiesi? Aš šiaip nelabai ko iš tikrųjų. Privertė ateiti, ne? Nu, ne, bet... Nu, gubernės gausi, tai privertė ateiti, ne? Man įdomu, ko jūs domitės. Aš kuo domiuos? Domiuos, kaip priverst Vidą mergą ateiti pirmadienį. Ir kaip sekasi? O kur Vidas yra? Vitas Su merga. Su merga. Taip, ir Benjaminas ką papasakos? Mokslininkas, irgi krepšiniu domiuosi. Daktaras. Moterimis. Daktaras. Daktaras Benjaminas. Daktaras. Doktor Benjaminas. Kodėl ne Benjaminas? Vat Nes nežinau. ne Batons, ne? Taip, bet manęs nieks taip ir bet kuriuo atveju. Per sudėtingas, nieks manęs. Turime dvi poras, kurios atstovauja tą pačią komandą. Ir žiūrėsime, kurie keliaus į kitą ratą, o kurie galės antrą kartą pasibandyti Panevėžyje arba nesibandyti. Tai 7 klausimai. Labai gera pozicija. Čia šiek tiek rankos toliau. Nenusižiūrėk. Ir kurie manot laimės šiek? Vydas su merga laimės. Laimės žiūrovai. Vidas jau laimėjo, nes mergą turi. Taigi, gerai. Tai pirmasis klausimas. Taip arba ne. Jeigu atsakot neteisingai, taškas iškart priešininkams. Taip arba ne. Tai ar briedžiai meta barzdas? Ne. O ir neteisingai meta. Kuo senesnis, kuo vyresnis, barzda vis metama kaip plinka, kaip mes nuo čia, tai jie nuo čia plinka. Tai 1-0 kairė laimi. Čia bus Vido, o čia bus merga. Antrasis. Kurio paukščio tai galva? Genijus. Taip, 2-0. Ir matote, kokia įdomio genio liežuvis eina aplink kaukolę ir kai savo grobį medžioja, tas liežuvis tiesiog išsivinioja iš kaukolės. Trečiasis. Kokio didžiausio skaičiaus IP gali turėti jūsų išmanusis telefonas? IP tai čia kalba apie dulkės ir vandenio rezistant. Baitras, laikai tada, nežinau, 255. Ne. Šiam 5. Ne. Šiam 8. Šiam 8. Dulkės, jo, dulkės 6 yra didžiausias, o 8 reiškia vandenį, tai 8 atsparumas yra didžiausias vandeniui, kurį galima nardinti, netgi pafilmuoti, jeigu nori ir panašiai. Ketvirtasis. Žvejų yra? Ne? Yra. Tai kokiu specifiniu žodžiu vadinamos šios musės lervos? Tenais. Dzikai. Ne, būtent šitos, kurios ne. Aš tą patį variantą turėjau, tai musės lervos, ar čia reikia šitą Būtent slengą? va šitų, kuriuos matome. Jie būna visada užvadinti kitaip. Dzikūnai. Ne. Dzikai jo, tai būna baltos ir didesnės, o šitie vadinasi pinkiai, nuo pink. Tai jie dažniausiai būna rožiniai, bet dabar ir visokių, va matot, spalvų primaišo. Tai penktasis. Helenizmas, istorinis periodas, kurį pradėjo. Graikai. Taip, graikai 2-1, pirmasis taškas. Šeštasis.
Ką žaidimų pasaulyje reiškia lietuviškas trumpinys NŽP? Taip. O, non-playing character, kaip čia nežaidžiantis žaidėjas. O, Personažas. Personažas. Dabar pasakyk. No? Nežaidiminis personažas. Nežaidiminis personažas. Nežaidžiantis personažas. Nu, come on. Nedalyvaujantis žaidime personažas. Kaip? Nedalyvaujantis žaidime personažas. Ne, neįskaitysiu ir turit galimybę pavoti. Nedalyvaujantis, kaip jie sakė, nedalyvaujantis žaidime personažas. 3, Nesantis 2, žaidime. 1. Kaip botas turėtų būti. Man reikia... Jų trumpinio iš... Yeah. Nesantis žaidime personažas. Ne, jie tą matė sakė. Nu, tai. Pagrindinis žodis tai yra ne žaidėjo personažas. Tai botas, jis vadinasi, kad tos žaidėjas ne žaidime jie yra, bet ne žaidėjas valdo jį. Rezultatas išlieka 2-1. Ir paskutinis lygiosios arba išplėšimas pergalės pirmam ture, tai nuo kurios tautos pavadinimo buvo pavadintas Livonijos ordinas. Lyvių. Taip, lyvių ir rezultatas 2-2, draugiškai išsiskiriam. Tai ką, kviziukas, kaip visada 4 pasirinkimai, vienas iš jų teisingas ir tikiuosi, kad pasirinksite teisingą. 1 taškas. Tai... Vėl ką daryčiau? Koks žodis vienyje spaustuvinį šriftą, muzikinį intervalą ir 16 amžiaus Ispanijos karinius dalinius. Tai Sambrija, Palatinai. Tercijos. Taip, Tercijas. Ir rezultatas 2-3, antroji pora išsiveržė į priekį. Sekundos irgi tinka intervalai, bet jiem ne. Antrasis. Kai bendroje valstybėje Austrijos-Vengrijos imperija buvo vadinama Austrijos dalis? Habsburgų? Ne. Tavo atsakymo variantai. Cisdominija, Cisleitanija, Osterlandija ar Zelandija? B. Ir aš sakau, kad taip, tai yra Cisleitanija su labai keistų pavadinimų 2-4. Trečiasis. Kokia Lietuvos savivaldybė šių metų pirmosios pusės duomenimis pirmauja pagal nusikaltimų skaičių 100 000 gyventojų? Taip. Šiauliai. Ačiū, ne. Mes ramas. Tai Kalvarijos, Klaipėdos, Trakų ir Vilniaus. Gerai. Turim Kalvariją. Taip, tikrai Kalvarija, 2-5. Ako ne, Vilniaus? Čia geri žmonės gyvena. Taigi, 4. Netoliese kokio miesto pirmojo pasaulinio karo metu buvo pirmą kartą mūšyje panaudotas cheminis ginklas? Ypro. Taip, Ypro, Belgijoje, rezultatas 3-5. Net atsakymų variantų nereikėjo. 5. Kretingoje, Vilniaus gatvėje yra pastatas, kuriame yra? Žiemos sodas. Taip, atsakymo variantai, dėl jų neprireikė, bet žinoma, kad žiemos sodas. Tikrai nei zoologijos, nei sakurų, nei palmių sodas. 6. Koks šių vaisių pavadinimas toks įdomus? Čia yra kinkanai. Prašau, tikrai taip, kinkanai, 4-6. Na ir 7. Kaip vadinamas meksikiečių tradicinis vestuvinės ir pramoginės muzikos ansamblis? Taip. Los Nomadas Mariachi Santanė. Mariachi. Taip, Mariachi. Rezultatas 5-6. Keliamės į trečiąjį. Kas yra? Kryžiukai, nuliukai ir kryžiukai yra kairėje esanti pora, nuliukai yra dešinėje esanti pora. Ir primenu, kad dešinėje esantis pirmauja 5-6, tad kairėje esantis Vido mergos duetas renkasi pirmi temą. O tema yra tokia.
Gintų didžioji Čekoslovakija sena programa su rizika, menininkas, vertingas popierius Afrikoje, pavojingas, triukšmingas, purvinas, pavardės, terminas. Tai ką renkasi pirmasis duetas? Tai gerai, su bonusu tą Guma. gumą, kas ten. Guma. Labai gerai. Tai guma yra tokia. Guma gaunama natūralaus arba sintetinio kaučiuko vulkanizacijos metodu. Įprastinis vulkanizacijos agentas nuo pat gumos išradimo yra cheminis elementas X. Koks elementas slepiasi po X-u? Įvardinsite elemento atominį numerį ir gausite +1 bonus tašką. Siera. O koks numeris? Šitą nepasakysiu. 5. Tarkim, bilieką galima sakyti. Nu, kem 6 kokį. Siera, kem 6. Dar galim pagalvoti. Sintetinio vulkanizacijos guma. Pastinis, čia vulkanizuojantis. Tai tas, kuris jį suriša, ne? Tai gal ir nesiera. Kas dar galėtų būti? Nežinau, tai bandom. Nu. Siera tegul būna. 45, tarkim. Taip, tai yra siera 7-6 ir dabar bonusas, jeigu pasakysit numerį. Kem 6. Ne. Tai yra koks? 16. Tai vieną skaičių atspėjom. Taip, tai iksiukai. Bam. Ir išsiveržia į priekį 7-6. Kai man patinka, kai žaidžia dažniausiai tos pačios komandas atstovai, tai dažnai apylygė kova būna. Nu, ką antroji pora renkasi? Popierių. Popierius. Vertingas popierius. Labai lengvas. Pats lengviausias jaučiu po rizikos, gal ir net lengvesnis už riziką. Tai koks šio vertybinio popieriaus pavadinimas? Kažkada va 5000 litų buvo. O kaina tik 12,5 lito. Kad čia matytumėt geriau. Vekselis. Garsiau? Vekselis. Taip, tai yra vekselis. Rezultatas 7-8, vėl antroji pora išsiveržia į priekį. Kaip čia mes įdomiai žaisim. Centras užimtas. Ką šaunam? Reikia arba pavojingas, triukšmingas purvinas, arba sena programa. Nu, ta prasme, gal Pavojinga triukšminga. ir pavojingas, triukšmingas purvinas. Pavojingas, triukšmingas purvinas. Dirty. Scientist America viename straipsnėje taip ironiškai aprašo šį aparatą. Šis aparatas pavojingas iš priekio, triukšmingas ir purvinas iš galo, nepatogus per vidurį. Vienas iš žymiausių šio aparato naudotojų yra Henry Cole, kuris kurdamas laidas atkeliavo su šiuo aparatu beveik visą pasaulį. Kas tai per aparatas? Triukšmingas ir purvinas, aišku, gerai, turi išmetamą į kažkokį tą triukšmingas per vidurį. Jeigu susėdam, jo. Bandom. Motociklas. Tikrai taip, motociklas. Rezultatas 9-8. Ir vis toks artimas žaidimas. Kaip gerai čia žaidžiasi. Čia reikia dar užbraukti? Nu, gausi pliusą. Ai, ta prasme svarbu, ne? Nu, turim blokuotą, ne? Turim blokuot. Tai pavardė terminas. Pavardė terminas. O pavardė terminas yra vieno pirmųjų anglų romanistų Samuelio Richardsono romane Clarissa arba jaunos merginos istorija pagrindinę heroję apgauna, suvilioja ir galų gale pražudo aristokratas, kurio pavardė dabar jau bendrinis terminas, kuriuo kažkada buvo vadinami Kennedys, Benderis, Sinatra. Kokia ta pavardė arba terminas? Nes Kasanovas, bet tai Kasanova ir ne italų buvo kažkoks. Jo, gal gerai, kad Don Jones. Aš nežinau, kaip jį vadina, turbūt Kennedy, labiau Kasanova, labiau Don Jones, labiau Don Jones. Buvo pavardė, nu gerai, tai bandom Don Juanas. Sako Don Juanas.
Ne, ne Don Juanas buvo ta pavardė, tad galima vagystė. Kazanova. Opa, ir ne Kazanova. Tai Labelasas. Taigi sakiau, buvo Labelasas. pavardė. Žodžiu, Labelasą turėjau. Tai va, galėjot užbaigti žaidimą, bet dėja, Geras, turėjom. išlieka rezultatas 9-8, bet pirmoji pora pirmauja ir dabar renkasi, kur toliau keliaus. Nu tai sena. Sena programa, bet aš tai su šita tai silpnokai. Tai nebent. O kintų didžioji, tai čia... Nu, dabar gaidysi. Ai, nu galim ir kitų žinai. Bet čia aš nežinau, kas apie ką. Bet galim pabandyti, ta prasme, tada turėsim vis tiek 2 variantus surinkti. Tai bandom šaut. Kintų didžioji. Kintų didžioji bandom. Kintų didžioji, ką apie kintų žinot? Nieko. Žuvis. Tai, manoma, kad kintuose auga didžiausia Lietuvos ji ir manoma, kad kintų ji yra antra pagal dydį pasaulyje po Šveicarijoje augančios. Nemandagiai kreipkitės į nepažįstamą ir pasakykite, kas slepiasi po je. Easy. Visada čia lengviausia, ne? Galėjai visuose žaisti. Kas kaip yra neuždegėjai? Raganė? Raganė? Tai bus raganė. Bet nepažįstam. Raganė tai nesikėt. Nu, ką ir nu. Bet nesakai tu tai. Nepažįstam. Kintų. Raganė. Kas dar galimas? Tai laikas apsilankyti kintuose, kaip matau. Nu tai... Raganė, spėjom. Ne, ne raganė. Ir galima vagystė. Tu jie. Gerai, gerai. Bet kad čia... Varyk. Bet Varyk, nusak. tu jie kokie? Taip, ir rezultatas 9-9 lygiosios. Čia dabar mums. Va. Tad laikas apsilankyti ir tu jas pažinti. O, nieks. Ai, tai ne, bet mums tada reikia Taigi. užblokuoti seną programą arba Afriką. Tai ką tu nori? Kuris? Seną. Sena programa. Sena programa. Oi, čia lengvas. Iškart galiu rašyti du taškelius, spėjom. Tai tikiuosi šį klausimą pasirinko atsilikinėjantis, nes tai gali jiems kai ką pakelti. Na, o jei lyderiai, tai ir taip jų kai kas aukštai. Koks laidos pavadinimas? Nosis. Taip, 9-11. Tai yra nosis. Va. Ir išsiveržiama į priekį. Bet jau taip mes dar tu vadinasi. Liko tik blokavimas mūsų pirmai porai. Tai Čekoslovakija. Čekoslovakija. Ir Čekoslovakija yra taip. X kraštų vadintos šiaurinių, pietinės ir vakarinės buvusios Čekoslovakijos vietovės, kuriuose gyveno etniniai vokiškai kalbantis vokiečiai. Sudetai. Taip, sudetai. Ir išlyginama 11-11. Labai gerai. Nežinau, gali menininkai. Ar nu kaip? Ir dabar tai nuliukai turi vis dar šansą teorinį. Teorinį. Praktinė. Tai kurį renkamės? Menininkus. Menininkai. Menininkas. Menininkus. Tai menininkas yra tas. Beveik kiekviename jo kūrinėje yra arba jo portretas, arba siluetas, o jo pravardė buvo Avida Dollars. Savo žymiausią paveikslą jis nutapė paveiktas Einšteino reliatyvumo teorijos. Aš galiu ir neskaityti. Ne, dar nežinau. Idėja įgavo konkrečią formą jo galvoje, kai jis vieną karštą rugpjūčio dieną apžiūrėjo Kamambero gabalėlį. Kas? Vardas ir pavardė? Tu nori sakyti? Salvadoras Dali. Tikrai taip, 11-13. Iki galo žaisiu. Geras. Ir pirmasis, kai žaidžiama iki pat galo. Tai nieko nebeliko, tik Afrikoje ir jeigu atsakote 13-13 išsiskiriat, jeigu neatsakote, galima vagystė ir lyderystė. 11-13 ir Afrikoje yra taip.
XIX amžiaus pradžioje Amerikoje atsirado gan daug išsilavinusių vergų. Tuo metu Amerika net buvo vykdoma programa, kurios metu nuo vergovės atsilaisvinę juodaodžiai nemokamai galėjo grįžti į Afriką, o šio pasiūlymu per kelis dešimtmečius pasinaudojo apie 16 000 žmonių. Liberija. Taip, 13. Ir man rodos, pirmas žaidimas, tai yra pirmas tikrai žaidimas, kai taip išsiskiriama sužaidus visą. Aš čia. Sakau, mano PowerPoint kažką pradėjo durniuoti. Sužaidus visą lentelę, bet ir kad lygiosios yra prieš paskutinę šansą. O jums papuolė lengvas. 20 sekundžių kiekvienam apmąstyti ir kas tie jie? Oi, čia manau iš pirmos labai stiprus, šiaip esat vieni kitų verti varžovai, tai iš pirmos jie iš viso turi apie 175 kaulus, o kai jis ramus, jo pulsas 28-44 dūžiai per minutę, o kai susijaudinęs ar sunkiai dirba 130 dūžių. O! Tinginys. Ne. Tai ką, tai dabar pasiliekant galimybę laimėti, arba gali būti draugiški. Irgi spėt. Tau žmona. Romanos imperatorius Kaligula paskyrė savo jį senatorių tinginę paskyrė. Ne. Laukiam. Tai Džordžas Vašingtonas, mylimiausia jo vardas buvo Lexington Napoleono Marengo. Supratau, kad čia simptomai reikia. Nu tai Lietuvoje populiariausiai juodos ir rudos spalvos jie vadinami juodžiais, bėriais ar sarčiais. Nu tai žirgai. Arba lietuviški tinginiai. Nu tai kokiu pavadinimu vadinami? Žirgais. Taip, žirgai, arkliai ir mūsų kumeliukai kuzės, ne, kaip, jūs nebuvo žaidime, nežinau. Wow, čia kuzės. 13-14 ir nepatikėsi, bet vidome galvoje. Aš čia nesupratau, tos reikėjo palaukti vienam žmonėm. Tai prašom apsivaišinti geriausiais nealkoholiniais. Davai, sėkmės. Bet geras. Reikėjo, ne, nu bet tai... Gubernija. Čia visi savi.